Užrašykite skersinės bangos pavyzdį. Skersinės bangos atveju matom, kad dalelė svyruoja aukštyn žemyn, o bangos sklidimo kryptis yra statmena svyravimo krypčiai. Išilginės bangos atveju dalelė svyruoja bangos sklidimo kryptimi. Geriausias skersinės bangos pavyzdys būtų elektromagnetinė banga. Viena radijo stotis transliuoja laidas 106,8 MHz dažniu, o kita radijo stotis transliuoja 89 MHz dažniu. Radijo klausytojas perjungdamas imtuvą iš vienos radijo stoties į kitą pasuka rankenėlę. Įvardykite, ką jis pakeičia detektoriuje, suderindamas priimamų bangų dažnį su radijo stoties transliuojamų bangų dažniu. Pasukus rankenėlę keičiame kintamos talpos kondensatoriaus talpą. Ką čia reiškia? Mes sukdami pakeičiam plotą, kuris persidengia tarp kondensatoriaus plokštelių. Žinom, kad kondensatoriaus talpa apsirašo tokia formulė. Tai reiškia, kad kondensatoriaus talpa yra proporcinga plotui. Arba kitaip tariant, didėjant plotui didėja talpa, mažėjant plotui mažėja talpa. Virpesių kontūro dažnio formulė. Vienetas iš 2π padauginta šaknis iš LC. L yra ritės induktyvumas, o C yra kondensatoriaus talpa. Matom, kad dažnis priklauso vienas padalintas šaknis iš talpa. Tai dabar labai svarbus akcentas. Keičiamas induktyvumas arba talpa. Nors realiai mes keičiam plotą kondensatoriuje, tačiau uždavinyje parašyta pakeičia detektoriuje, o ne kondensatoriuje. Nagrinėjamas Doplerio efektas. Paveiksle pavaizduotas garso šaltinis iš pradžių skleidžia tik garsą, bet nejuda, po to ima judėti pirmojo klausytojo link. Kuris klausytojas, pirmas ar antras, girdės garsą, kurio dažnis yra didesnis už nejudančio garso šaltinio garsą. Tai prisiminkim Doplerio efektą. Kai šaltinis juda link klausytojo, klausytojas girdi aukštesnio dažnio garsą. Net ir matom šiose bangose, tiesa tokie kaip sutankėjimai, yra arčiau vienas kito. Taigi atsakymas būtų pirmasis klausytojas. Garsas vandenyje sklinda 1435 m/s greičiu, o ore sklinda 340 m/s greičiu. Kaip ir kiek kartų pasikeis iš oro į vandenį pereinančios garso bangos ilgis? Tai pasižymim tą santykį lambda vandenyje su lambda ore, tiesiog raide n. Žinom, kad bangos ilgis yra greitis padalintas iš dažnio. Užsirašome bangos ilgį ore, bangos ilgį vandenyje. Labai svarbi dalis yra ta, kad garso dažnis bangai pereinant iš oro į vandenį nepasikeičia. Tai mes galim užrašyti, kad dažnis vandenyje yra dažnis ore, yra tiesiog dažnis. Taigi bangos ilgis ore yra greitis ore iš dažnio, o vandenyje greitis vandenyje iš dažnio. Užsirašom F-us, tai yra dažnius. Kadangi dažnis F lygu F, galim užsirašyti, kad dešinės pusės taip pat yra lygios viena kitai. O tai jau yra proporcija, užsirašom ją taip, per daugybą, perkeliam šį narį lambda ore į kairę pusę, o greitį ore į dešinę pusę. Gauname, kad bangos ilgių santykis lygus greičių santykiui, arba, kitaip sakant, čia yra mūsų tas ieškomas n. Įsistatome vertes ir gaunam 4,22. Kadangi n yra daugiau už vienetą, tai reiškia, kad vandenyje bangos ilgis padidės. Atsakymas padidės 4,22 karto. Mokinys ilgą laiką stebėjo rutuliuko judėjimą įduboje ir nustatė, kad po tam tikro laiko rutuliukas nebepakyla iki taško A, o pakyla tik iki taško B. Suformuluokite išvadą apie šio rutuliuko svyravimų amplitudę. Judėjimas įduboje yra labai panašus į tiesiog paprastą svyravimą.
Turime pusiausvyros padėtį. Tai įduboje ji būtų čia, o svyruoklės atveju būtų čia. Maksimumai, tai yra maksimalūs nuokrypiai, įduboje būtų A padėtis, o čia būtų ta jau kraštinė padėtis. O tarpas tarp pusiausvyros padėties ir maksimalaus nuokrypio vadinamas amplitude. Tai tiesiog apibrėžimas. Sumažėjus nuokrypiui, nebepasiektume, pavyzdžiui, A taško, pasiektume tik B, tokiu atveju matom akivaizdžiai, kad amplitudė sumažėtų. Taigi atsakymas - rutuliuko svyravimo amplitudė sumažėjo. Radiolokatorius nustato atstumą iki objekto elektromagnetinėmis bangomis. Įvardykite reiškinį, kuriuo pagrįstas atstumo iki objekto nustatymas. Taigi, šis centre esantis daiktas, vadinamas siųstuvu arba imtuvu, realybėje atrodantis maždaug taip, siunčia iki šių taškelių, dar vadinamų objektais, bangas. Bangos pasiekia objektą ir nuo jo atsispindi. Kadangi žinom elektromagnetinių bangų greitį, galim suskaičiuoti atstumą. Taigi reiškinys vadinamas bangos atspindžiu. Mokiniai tyrinėja šviesos difrakciją naudodami 4 difrakcijos gardeles, kuriuose rėžių skaičius 1 mm yra 45, 90, 180 ir 360. Kurią iš šių gardelių mokiniams reiktų pasirinkti, norint gauti didesnius difrakcijos kampus? Taigi pradėkim nuo to, kad kuo didesnis rėžių skaičius milimetre, tuo mažesnis atstumas tarp jų. Tai čia panašiai kaip troleibuse. Kuo mes daugiau žmonių sukišam į troleibusą, tuo mažesni tarpai tarp žmonių. Galim net ir paskaičiuoti, kokie tie tarpai tarp rėželių yra. Tai pirmojo atveju gauname, kad 0,022 mm, ketvirtojo atveju gaunam kelis kartus tie tarpai skiriasi. Iš formulyno pasiemam šią formulę, D yra tie tarpai, kuriuos mes čia apskaičiavam, Φ yra kampas, apie kurį kalbam, K yra eilės numeris arba maksimumo numeris, lambda yra šviesos, kuri krenta į gardelę bangos ilgis. Galim išsireikšti sinusą K kart lambda padalinta iš D. Aptarkim, kaip veikia gardelė. Tai atkeliauja šviesa, pasiekia gardelę, kadangi K lygu 0, tai sinusas 0, toliau ką mes matom. Pirmasis K yra jau sudarantis kampą, antrasis taip pat sudaro kampą dar didesnį, nes keičiasi jau K numeris, tai automatiškai tas kampas didėja, ir trečias ir taip toliau. Tarpai tarp maksimumų yra vienodi, mes jūs galim pasižymėti LD. Ir išsireiškim kampą kaip arksinusą, nors tai čia šiaip nėra labai būtina, bet gal bus paprasčiau suprasti. Mūsų aptartos gardelės atveju, tai čia mes net nekalbam apie rėžių skaičių, o tiesiog apie maksimumo eilės. Tai žinom, kad kampas gali priklausyti nuo bangos, kuri bus tokia pati, ir nuo maksimumų, kurie gali skirtis. Tai mes tiesiog pasiemam vieną maksimumą ir pabandykim pagal jį įsivertinti. Tai tarkim, pasiemam pirmąjį ir išsireiškim, koks kampas būtų, jeigu naudotume gardelę su Dmax arba pirmąją gardelę. Tai kaip tai atrodo, ateina šviesa, pasiekia gardelę ir turim kampą kažkokį. Antruoju atveju vėl įsistatom vertes ir irgi turim kažką labai panašaus. Dabar ką atkreipkim dėmesį. Šios formulės praktiškai atrodo vienodos. Vienintelis skirtumas yra šita trupmena. Taigi palyginkim tas trupmenas. Matome, kad tuo atveju, kai D maksas, trupmena yra mažesnė. Arba kitaip sakant, kampas su D maksu bus mažesnis. Tai atsakymas gardelė numeris 4. Biologas, norėdamas įžiūrėti mažą vabzdį, naudoja optinį prietaisą su vienu trumpojo židinio nuotolio lęšiu. Kaip vadinamas šis prietaisas? Tai jis tiesiog vadinamas lupa arba didinamuoju stiklu.
Ekrane stebimas difrakcijos gardele gautas difrakcinio spektro vaizdas. Kaip keisis atstumas tarp maksimumų, jei ekraną artinsime difrakcijos gardelės link. Tai iš formulyno pasimkim formulę. Čia yra tarpai tarp rėžių, difrakcijos kampas, eilės numeris ir lambda. Bangos ilgis. Tai mes turim gardelę ir turim ekraną. Artėja šviesa į gardelę, pasiekia šviesa gardelę. Kai k lygu 0, mes to kampo kažkokio neturim čia, jis pasiekia ekraną. Kai k lygu 1, tas jau kampas kažkoks atsiranda. Kai k lygu 2, jis dar padidėja, k lygu 3 dar padidėja. Ir šiose vietose, kur spinduliai pasiekia ekraną, mes gauname tokius taškus, jie gali būti pavadinti tiesiog maksimumais. Ir atstumai tarp jų yra vienodi. Šiuo atveju mes juos pavadinkim L pradinis. Jeigu mes pastatome ekraną arčiau gardelės, galim pamatuoti atstumą tarp maksimumų, ir mes čia jau vizualiai matom, kad jisai yra tiesiog mažesnis. Tai atsakymas atstumas tarp maksimumų sumažės. Įvardykite, kurios rūšies lęšis naudojamas optiniame prietaise, norint gauti padidintą ir tikrą daikto atvaizdą. Šitą šiek tiek kitaip spręsim, nes mes žinom, kad bet kokioje objekto padėtyje naudojant sklaidomąjį lęšį vaizdas gaunamas netikras. Mūsų klausime reikia rasti tikrą atvaizdą, tai reiškia, kad naudoti reikės glaudžiamąjį lęšį. Tai toks ir atsakymas.